dalyje prie ekrano prisijungė Brazilas Fernando de Abreu. Čempionų komanda papildęs vidurio gynėjo pozicijoje rungtyniaujantis legionierius gali pasigirti spalvingą futbolininko biografiją, o kartu su ekrano komanda sieks dar kartą apginti čempionų titulą. Professional starting Racing Santander with B team. I was there for 4 years. Profesionalo karjerą pradėjau Santandero Racing B komandoje. Ten praleidau 4 metus, po to persikėliau į Madrido Atletico, vėliau žaidžiau Slovenijoje, Kipre, Olympiakos komandoje. Po to išvykau į Suomiją Mariehamn klubą, o paskutinį sezoną žaidžiau Malaizijoje. And the last season I was playing in Malaysia. Everywhere you go, you're gonna get more experience. Every year you can get more and more. Kur be nuvyktum, visur įgauni patirties. Kiekvienais metais jos gauni daugiau ir daugiau. Gali pamatyti daug skirtingų kultūrų, žaidėjų, trenerių. Yra naudinga iš visų mokytis. You're gonna take a nice experience after that. Ekrano naujokas sako, kad įsimintiniausi jo karjeros metai rungtynės buvo Ispanijoje. For me, 2007, I had my first game in first division with Racing Santander. Įsimintiniausi man 2007-ieji, kai sužaidžiau pirmąjį mačą aukščiausioje lygoje Santandero Racing klube prieš Real Betis. Man tai labai gražus prisiminimas. Taip pat, kai žaidžiau pagrindinėje Madrido Atletico komandoje ir pelniau įvartį. Tai du man labiausiai įsiminę mačai. I think this is the two biggest game I had played and the biggest memory I have. El tanto de Abreu, el central ahí peinando el balón, no puede hacer nada. Dažnai klubus keičiantis žaidėjas, net ir išvykęs į tolimas šalis, vienišas nesijaučia. I got married 7 years ago. Aš vedžiau prieš 7 metus, su savo žmona susipažinau prieš 13 metų. Ji visada su manimi kur bebūčiau. Taip pat aš turiu ir mažą šunį, jo vardas Samuelis Eto, ir jis taip pat su mumis visur keliauja. Į Ispaniją, Kiprą, Sloveniją, paskutinį sezoną į Malaiziją, jis visur su mumis. When I come here, I'm surprised because the temperature it was so cold and of course I had playing in Finland it was. Kai čia atvykau, buvau nustebintas temperatūros, čia buvo taip šalta. Aišku, aš žaidžiau Suomijoje, ten irgi buvo šalta. Sunku žaisti, kai už lango 5, 10 ar 15 laipsnių šalčio, bet Lietuva man paliko įspūdį. Vilnius, taip pat Ryga yra gražus miestai. Manau, kad man Lietuva patiks labiau, kai bus geresni orai. Better when the weather is better also. Prie ekrano prisijungęs Brazilas greitai rado bendrą kalbą su komandos legionieriais ir tikisi greitai susidraugauti su kitais komandos nariais. Normally I talk more with Oscar Reyes because he's Spanish. Daugiau bendrauju su Oskaru, nes jis ispanas, galime kalbėti ispaniškai. Su Pučia gerai sutarėme, taip pat su Edvinu, nes šis jaunuolis kalba itališkai kaip ir aš. Kol kas aš čia dar neilgai, bet manau, kad vėliau vienodai bendrausiu su visais žaidėjais. But I think with all players, I'm gonna be friends and have a good relationship with all the players. I think this team try really to play. They try really to play from Šios komandos back, atakos prasideda iš aikštės gilumos. Manau, kad ekipa gali gerai žaisti, turi aukšto lygio žaidėjų, gerą trenerį, treniruotės čia irgi aukšto lygio. Esu patenkintas komanda. I think the training was very good trainings and yeah, I'm happy. Normally I play like central back and Dažniausiai aš žaidžiu vidurio gynėjo pozicijoje, aišku galiu žaisti ir kairėje bei dešinėje. Kai praeitą sezoną žaidžiau Malaizijoje, tai gal 10 rungtynių teko žaisti saugo pozicijoje. Man patinka būti agresyviam, būti stipriam gynyboje. Kai turiu kamuolį, stengiuosi atiduoti lengvus, kartais tolimus perdavimus. Kai turiu kamuolį, žaidžiu. Kai neturiu, bandau būti agresyvus ir susigrąžinti kamuolį kaip galima greičiau. When I don't have the ball, I try to be aggressive and recover the ball as fast as possible. Right now, I think in my position, for me, the best player now is Sergio Ramos. You know, play Real Madrid, national team with Spain. And yeah, I have some idols when I was young in Brazil, like Rai. Šiuo metu man asmeniškai geriausias mano pozicijos žaidėjas yra Sergio Ramos. Kai buvau jaunas, žaidžiau Brazilijoje, turėjau keletą idealų, pavyzdžiui, Rai, Cafu. Jie padėdavo sunkiau gyvenantiems žmonėms, aktyviai užsiminėjo socialinę veiklą. Šie žaidėjai mane sužavėjo savo veiklą už aikštės ribų. People that live in these favelas,
than poor people, you know, and also it's nice for them, not just about football, but about his own life outside the field, you know. Minėtomis futbolo įžymybėmis besižavintis Fernando ir pats yra žaidęs su žvaigždėmis, vienas jų tuometinio Madrido Atletico puolėjas Diego Forlán. I was there for 2 years and I had played just one game with them, but I had training many times with them. Aš ten praleidau 2 metus, nors kartu su juo aikštėje sužaidžiau tik vienerias rungtynes, tačiau nuolat kartu treniruodavomės. Jis nuostabus ir kaip žaidėjas, ir kaip žmogus. Man buvo malonu žaisti su tokio lygio žaidėjais. Kai tuomet su juo treniruodavausi, atrodė, kad tai visiškai normalu. Tik tada, kai perėjau į kitą klubą, pagalvojau, kaip nuostabu, aš kalbėdavau, žaidžiau ir treniravausi su tokio lygio žaidėjų. O tuomet tai atrodė įprasta ir normalu. Dviejų metų kontraktą su ekranu pasirašiusio Brazilo tikslai patys aukščiausi. Negaliu meluoti, aš tikrai noriu būti čempionu, kaip profesionalas čempionu dar nesu tapęs. Tai priežastis, kodėl noriu jo būti.